Sveiki visi! Sveiki! Grupė mokytojų ir mūsų gimnazijos direktorius visą praėjusią savaitę praleido Turkijoje su Erasmus Plus projektu. Pagrindinė tema buvo STEAM – mokslai, technologijos, inžinerija, menai, matematika ir skaitmeninių technologijų mokymas švietime. Dalyviai turėjo galimybę pasigilinti į šios srities teorinės žinias, išanalizuoti šios sistemos pritaikymą mokyklose, taip pat išbandyti įvairias praktinės veiklas susijusias su technologijų integravimu į mokymosi procesą. Be profesinio mokymo didžiulį įspūdį paliko Trabzono gamta ir kultūros paveldas. 8A ir 8B klasių mokiniai dalyvavo konkurse. Jie nufilmavo sikvelą, apie kurį pasakojame ankstesniuose laidose. Praėjusią savaitę buvo paskelbti rezultatai. Mokiniai užėmė pirmąją vietą. Sveikiname! Pradinių klasių mokiniai su klasių vadovais ir fizinio lavinimo mokytojais aktyviai dalyvavo projekte Nacionalinė kornholų metimo lyga. Gimnazijoje lankėsi lektoriai, kurie supažindino su visame pasaulyje populiarėjančiu kornhol žaidimu. Jis lavina koncentraciją, tikslumą bei strateginį mąstymą. Iš mūsų mokyklos buvo deleguoti 6 mokiniai, kurie varžėsi šiame įdomiame žaidime. Trečiadienį buvo paminėta knygos diena. Mūsų mokyklos mokiniai apsirengė savo mėgstamiausių knygų personažais. Mūsų gimnazijos 11 klasės mokiniai vyko į edukacinę kelionę į Palangą. Virtuali Palangos istorija. Nužvejo trobelės iki grafo rūmų. Atsisveikiname su jumis. Toliau filialo naujienos. Sveiki, konnichiwa. Ilgai lauktas festivalis Japonijos dienos Kaune praėjo gegužės 7-10 dienomis. Gegužės 7 dieną Verslo centre BLC įvyko mokinių kūrybinių darbų parodos atidarymas, tarp kurių yra mūsų mokyklos sukurtas Fukinagashi. Mūsų mokyklos mokinės dalyvavo japoniško šokio flashmobe. Šiais metais šokį pasunkino marakasai. Marakasus pagamino technologijos mokytojas Rimas. Mokinius paruošė mokytoja Diana. Gegužės 8 dieną virtualioje aplinkoje įvyko tradicinė japonų kaligrafijos dirbtuvė kanji. Gegužės 9 dieną Kauno švietimo inovacijos centre įvyko arbatos gėrimo ceremonija vyresniems klasių mokiniams. Apie tai reportaže. 畳の上で、このお茶を立てて飲むということがあったんですが、今生活スタイルが変わってテーブルに椅子の生活スタイルになりましたので、皆さんが座りやすいようにその生活のスタイルに合わせてこういう流麗台というお茶を出すときにこうやってお辞儀をするでしょ。それは相手の人を敬って。ありがとうございます。ありがとう。Šiandien tiek, iki pasimatymo. Nihongo de o čego zaimasu.